Sveiki žiūrovai, vis dar tebeieškantis biudžetinės gerai skambančios galvutės. Štai kaip greitai vėl prabėgo savaitė, o grotuvas Estonija 010 vis dar puikiai veikia. Taigi šią progą palyginkime dvi galvutės – Audio Technica ATVM95E ir jau mums pažįstama Sony VL32G, kuri laimėjo net prieš Shure M97XE. Priminsiu, kad galvučių testas vyks su naujai į Estoniją sumontuotais simetriniais signalo kabeliais. Tam tikslui buvo pakeisti ne tik galvutės kojelės laidai į naujus, bet ir nauja originali pusiau elipsinė Audio Technikos adata ATN95E. Na o dabar, kad galutinai neįsiutintumėme YouTube'o dėl užsienio atlikėjų autorių teisių, pagrokime lietuviškai. Deja, firmos Melodija produkcija nebuvo itin aukštos kokybės, todėl tokiems testams nelabai tinka, bet neturime kitos išeities. Taigi jūsų dėmesiui akordeonistų kvintetas Concertino ir Benjamino Gorbulskio Akvarelė akordeonui. Beveik visada geresnius garso rezultatus gausite naudojant atskirai įsigytą fono korektorių, ypač su simetriniais kabeliais, tačiau mano receiveris Philips FR996 puikiai susitvarko ir su šia užduotimi. O dabar nepamirštame ausinių ir pirmyn.
Išties visai neblogą įspūdį bent jau man padarė viena iš pigiausių audio technikos galvučių. Jos skambesys lyginant su Sony daug minkštesnis ir malonesnis. Sony galvutė labiau pabrėžia viduriniuosius dažnius ir pasižymi truputį didesniu dinaminiu diapazonu. Taigi galite drąsiai rinktis audio techniką ATVL 95E geram skambesiui ir dar sutaupyti pinigų. O šiandien viskas ir nebijokite eksperimentuoti bei ieškant savo mielo skambesio. Iki naujų susitikimų ir ačiū, kad žiūrėjot.